Bičiuliai, sveiki atvykę į Druskininkų vandens parką, kur šiandieną vyksta mūsų žiemos šventė Pirties garas 2014. Šiandieną mes visuomeniai dovanojame 33 pirties programas, 18 masažų, daliname arbatą bei bendraujame su visais norinčiais sužinoti apie lietuvišką pirtį. Programose šiandieną ne tik bendros programos, bet programos ir vaikams, programos tik vyrams ir programos tik moterims. Tarp daugybės šiandienos programų galbūt jūs sudomins vantos ir samčio meilės istorija, galbūt kvapų harmonija, galbūt masažas žilvičio vytelėmis. Sveiki bičiuliai, džiaugiuosi jūs matydamas Pirties gare 2014. Tai mūsų doros 5. šventė ir kiekvieną kartą jinai tampa vis geresnė, kokybiškesnė, nes mes patys gaunam daugiau patirties. Aišku, labai džiugu už mūsų naujokus, tai Antanas, Stanislavas, kurie tikrai dalyvauja, kiti nauji žmonės, kurie vis prisijungia prie mūsų pirties judėjimo ir tikrai džiaugiuosi, kad galim padaryti tokią šventę ne tik tai savo, bet ir kitiems ir nuo to tik tai visi būnam patenkinti ir nuo to pirties kultūra tik tai plečiasi po visą Lietuvą ir netgi už jos ribų. Tai dėkui visiems, kad atvykote. Noriu pasveikinti visus su Kalėdomis, artėjančiais naujais metais, palinkėti gero garo, daug gerų minčių kitais metais, kad jūsų šeimose būtų viskas laimingai ir kad pasimatytume kitose metuose vėl pirtyse. Bičiuliai, ačiū visiems, kurie atvykote ir dalyvavote. Pasimatysime kitais metais. Sveikinu visus artėjančių švenčių progą ir linkiu, kad jūsų visų širdis prisipildytų džiaugsmo, ramumo ir taikos. Gerų jums švenčių.